Mažeikių rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus darbuotojas Linas Burba rodo plotą, kuriame su struktūriniu ES fondų pagalba renovuota Vadaksties upės baseino teritorijos melioracijos sistema. Vadaksties upės baseino melioracijos grioviai apima plotą, kuris rubežiuojasi su Latvijos pasieniu. Palei Latvijos pasienį teka Vadaksties upė ir toliau paėmėm visą plotą iki geležinkelio linijos, iki Mažeikių. Ir jis apima 4 kadasinės vietovės. Šitą visą plotą mes paėmėm, atlikom drenažo rekonstrukciją. Taip atrodė šios vietos daugiau nei prieš metus, kai dar nebuvo pradėta melioracijos įrenginių renovacija. Šiemet pirmas ruduo, kai darbai pabaigti, kai šioje teritorijoje ūkininkaujantis žmonės nebijo, kad liūtys užtvindys jų dirbamus laukus. Pasak Lino, visi projekto metu atnaujinti melioracijos grioviai, hidrotechniniai įrengimai jau buvo beviltiškai pasenę, netvarkyti 40 metų. Nusidėvėjimas buvo virš 70% griovių. Todėl buvo parinkti, kad patys blogiausiai grioviai būtų įtraukti į tą investicinį projektą. Pastoviai kreipėsi žmonės pas mus. Jie sakydavo, kad neveikia drenažo sistemos, negali su technika įvažiuoti į laukus, negali derliaus nuimti. Atskiri plotai laukuose buvo drėgni ir pagrindinė kliūtis buvo, kad tas vanduo nenutekėdavo į kanalus. Būdavo kanalai tie apaugę, tos žiotis iš pačių drėkintų sausinimo sistemų neprateka vanduo į surinktuvus vandens. O drenažo žiotis, kadangi auga krūmai grioviuose, šaknis krūmų užkemša tas drenažo žiotis, padaro kaip kamštį tokį ir vanduo nebeįteka į surinktuvus. Pasak Lino, nežinia, kiek dar metų šiuose vietose būtų telkšoję balos. Savivaldybės biudžete nebuvo tiek lėšų reikalingų melioracijos sistemų remontui. Atsiradus galimybė gauti ES paramą pagal 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento paramos priemonės, mažeikiškiai kreipėsi paramos labiausiai apleistų melioracijos sistemų renovacijai. Linas šypsosi, jiems pavyko ir Vadaksties upės baseine melioracijos sistemų tvarkymo darbai buvo atlikti vos per 8 mėnesius. Buvo labai visi grioviai apaugę krūmais. Tos žiotis rinktuvų buvo, kitos visai buvo sunaikintos, kadangi anksčiau kažkada valydavo ekskavatoriai, iškabindavo jas. Daugelis žiočių buvo apaugę krūmais, užkimšę drenažo žiotis tie krūmai. Ir kai objektą vykdėm investicinį, tai buvo išvalyti visas dugnas, iškirsti visi grioviai, pakeistos naujas žiotis, sustatyti prie žiočių kiekvienų stulpelį, kad matytus, kada patvarkyti, atlikti priežiūros darbus. Šitame investiciniam projekte buvo sutvarkyta 703,3 km griovių, renovuota 802 žiotis, renovuotos 46 pralaidos, iš jų 4 perstatytos naujai pralaidos. Iš visų griovių iškirsti krūmai, vietomis tankus buvo, kitur vidutinio tankumo, reti. Dugnas buvo išvalytas ir visos tos sąnašos buvo paskleistos viršui griovio, 10 cm gylio paskleistos palei kanalą. Krūmai buvo sudeginti. Viso savivaldybės įgyvendinto projekto vertė beveik 2 milijonai litų. 90% šios sumos iš struktūrinių paramos fondų. Projektą vykdęs Linas sako, kad dabar merija jau parengė dar 2 vietovių melioracijos sistemų renovacijos projektus. Jam paramos planuojama prašyti taip pat iš struktūrinių fondų pagal 2007-2013 metų kaimo rėmimo programą. Anot specialisto, taip renovuotos melioracijos sistemos puikiai veiks dar 20 metų. Ekologija pagerėjo tuo, kad kadangi grioviai vis tiek visą vandenį, tą paviršiaus su visom nuotekom, su atliekom, jie pagrindinai sugeria. O kadangi susitvarkė tie rinktuvai, visos tos medžiagos nebepatenka žmonėm į šulinius, nes kadangi vanduo yra, jis turi tekėti sureguliuota kryptim, nebėra taršos, labai žmonės patenkinti, nes supranta žmonės, kad čia didelės investicijos yra ir šitos investicijos ateičiai. Nes dabar kapitaliai šitie grioviai tvarkysis vėl neaišku už kiek, už 20, už 30 metų. O visą šitą laikotarpį žmonės naudosis pilnumoj šitom veikiančiom drenažo sistemomis.